Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Šventas tikslas. O Viešpatie, tebūna tavo ausis atidi savo tarno maldai ir maldai tavo tarnų, kurie su džiugesiu garbina tavo vardą. Maldauju suteikti šiandien sėkmę tavo tarnui, nuteikti tą žmogų būti jam maloninga. Nehemijo 1 skyriaus 11 eilutė. Nehemijas, vienas iš hebrajų tremtinių, Persų rūmuose užėmė įtakingas ir garbingas pareigas. Jis buvo laisvai leidžiamas į rūmus, nes aprūpindavo karalių vynu. Per šį žmogų Dievas ketino suteikti palaimas savo žmonėms, esantiems tėvų žemėje. Ištikimas hebrajas sužinojo, kad sunkios dienos užgulė Jeruzalę, išrinktą į miestą. Sugrįžę tremtiniai kentė paniką ir sielvartą, atstatymo darbai sustojo, buvo trukdoma šventovės tarnavimui, o žmonės jautė nuolatinį pavojų, nes didžioji dalis miesto sienų vis dar gulėjo griuvėsiuose. Nehemijas dažnai tarpininkavo už savo žmones, tačiau dabar, jam besimeldžiant, jo galvoje susiformavo šventas tikslas. Jis nusprendė, kad jei gaus karaliaus sutikimą ir reikiamą pagalbą, taip pat imsis vadovauti Jeruzalės sienų statybai. Nehemijas laukė 4 mėnesius, kad pasitaikytų tinkama proga pateikti savo prašymą karaliui. Jam buvo patikėta įgyvendinti šventą pavedimą, kurio atlikimui reikėjo karaliaus pagalbos. Jis suprato, kad nuo to, kaip jis pristatys viską karaliui, priklausys šio palankumo ir pagalbos užtikrinimas. Aš meldžiausi dangaus Dievui, jis sakė. Šioje trumpoje maldoje Nehemijas atėjo karaliaus akivaizdon ir laimėjo savo pusėn tokią jėgą, kuri gali pakreipti širdis taip, kaip upės vandenys yra pakreipiami. Melstis taip, kaip meldėsi Nehemijas sunkią valandą, yra krikščioniui prieinama privilegija, kada tokiomis sąlygomis kitokios maldos formos yra neįmanomos. Sunkios nelaimės ar išbandymų metu širdis gali kreiptis pagalbos į tą, kuris pasižadėjo ateiti ir padėti savo ištikimiesiems ir tikintiesiems, kada tik jie šaukiasi jo. Kiekvienoje situacijoje ar būsenoje siela slegiama liūdesio, rūpesčio ar kankinama gundymo, gali rasti užtikrinimą, supratimą ir pagalbą nesibaigiančioje, pažado besilaikančio Dievo meilėje ir jėgoje. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.